Evening, good people. Tonight we're in Klaipėda city in Lithuania, and behind me is a Švyturys brewery. So it'll be quite a spontaneous video because me and my friends, we just having fun here. We have a dinner, also we are drinking some beer, and staff came to us and offered a free brewery tour inside this renovated nice building. So I hope it'll be a really nice and short video. Let's go inside and check it out. A free brewery tour in Klaipėda city, Lithuania. Let's go. This building was renovated several years ago. So here we have a bar, a restaurant, and also Švyturys brewery inside this building. And I think they just making some free tours for all who wants to go inside. Our company goes inside, so let's check it out. Here is a Švyturys gallery, and you can find here beers Švyturys produces for now. My friends asked to film them. Okay. Hello. Guided tour, short one. Let's start from the ground floor. So Švyturys is one of the most famous and biggest breweries in Lithuania. And it is not the only one brewery. There has also in Utena, the biggest one. But it is, you see, it is the newest one, and a lot of money were invested here. So they now making some tours, and really nice to be there to explore. I think the newest brewery in Lithuania with the newest equipment, not the newest brewery. Nice. Oh, you see beer on the floor. Aš jau atėjau. Matosi jo. Vadinasi Kizelgūra filtras. Tai skamba labai vau, kaip matomis toks visai mažiukas. Kas yra įdomu, Beer filter. Kad mes ten viduje turime, naudojam tokią medžiagą, kuri yra sumaltos mažos jūros kriauklytės, kurias prancūzai renka iš jūros dugno. Mažutės. Ir tada vyrai man sako, ačiū kaip smėlio filtras. Nežinau. Tenais. Tai dabar taip, kaip ir senovėj, taip ir šiandien alus yra gaminamas iš 4 tų pačių pagrindinių ingredientų. Tai yra kas? Gal kam nors netgi pagalvoti? Kas tai? Taip. Miežys, kvietys gali būti, apibendrinam salyklas. Vanduo ir mielis. Vanduo ir mielis 10 balų. Nu, tai kiek praktikos. Tai va, tai mes atsivežam tą salyklą, jisai pas mus čia dabar šiai dienai, mes tada jį susimalam. Čia sausa. Čia yra tiesiog kurdelį, paprastai jo. Tai va, sumalam jo su šito aparatu ir tada parodysiu 3 pagrindinės talpas, kurios tai čia pradžia yra. Jo. Kad padaryti, kad tas salyklas būtų jie kažkaip daigina juos. Mes čia taip įsileidžiam jį susidaryti. Tai kas dabar atsitinka? Alus atkeliauja šitą šventą trejybę, 3 didžiuliai katilai. Pirmiausia, keliauja į pirmą talpą. Tai salyklą sumaišom su vandeniu. Jeigu per ilgai maišysim, gausim tešlą, galėsim kepti bandelės. Jeigu tinkamu metu, tinkamai temperatūrai, tinkami laipsniai, tada gauname skystį, kuris mums yra reikalingas. Tai va.
Maišom, viskas atkeliauja į antrą katilą, intensyvėja, laipsniai didėja. Ir čia dar vyksta toksai kaip perkašimas. Tai kaip ir sakiau, iš salyklų mums reikia saldžiosios medžiagos išgauti. Čia ją ir išgaunam. Visa kita, kas liko salyklė, kitas medžiagas mes turim pašalinti ir išmesti. Mes jų neišmetam, atiduodam ūkininkam gyvuliams. Tai va, pašaras tampa. Ir kas yra faina, kad į alų mes nededam jokio pridėtinio cukraus, ką paėmėm iš salyklo, kiek mums reikėjo, tiek ir turim. Dėl to alus yra ekologiškas ir sveikas gėrimas. 100% sutinku. Tai va. Healthy drink. Ir beje, 90-95 procentai alaus yra vanduo. Vėlgi, tai yra sveikas gėrimas. 90 or 95% of the beer is water, so it's really healthy drink. Tai nepilam, nes įtakoja alaus skonį ir kvapą. Tai va, ir tada keliaujam į trečią katilą, mes jau turim salyklą, turėjom vandenį, čia jau ta saldžioji medžiaga visa jau ištirpus vandenį, mums reikia įdėti apinius. Tai kas yra faina su apiniais? Apiniai duoda ir kartumą, kiek įdėjau, tiek ir turėsiu kartumą. Ir koks yra apinys, toks yra alaus kvapas, aromatas ir poskonis. 3 pagrindinės apinių augimo vietos Europa. Jeigu Europa, miškas, lapeliai, žolelės, tokie kvapai, aromatai ir ateina. Jeigu augo Amerikoje citrusas, apelsino žievelė, laimas, jeigu Naujoji Zelandija, pasiflorai, mangai ir visokie dalykai. Ar yra tekę gerti alų ir jaučiam tokį vaisinį skonį? Dėja taip. Tik tai grietas. Taip, kai kuriem patinka, kai kuriem ne, bet jeigu jaučiam, tai ne dėl to, kad ten buvo vaisius įdėtas, o dėl to, kad apinys atkeliavo iš tropikos, reiškia, kur augo vaisiai. Jo, tai vat jų atvykimo vieta ir įtakoja. Bet pas jūs netiksta tokie apiniai? Ne, iš Lietuvos mes apinių nenaudojam, netinkami alai tie yra apiniai, ten yra kažkokios... O tai iš kur jūsų apiniai? Tai vat priklauso, kokį mes alaus stilių darom, ar mes norim tą vaisinį, tada gali būti iš įvairių. Ai, tai jūs ir naudojate tuos visus aromatinius. Dilgėlės negalim dėti vietoje apinių. Ne, nededam šiai dienai, bet gal puikiai idėja, pavyzdžiui. Tai va, tai čia viskas susimaišė, čia viskas trunka, nu, grubiai apie 5,5 valandos šitie maišymai. Taip, taip. Tai ta saldi medžiaga ir yra vadinama visa. Ir kas dabar svarbu, viskas pas mus vamzdžiais iškeliauja čia. Čia 18 talpų, ten 5,5 tonos, kas čia vyksta, fermentacija ir brandinimas. Tai jau ten yra visi ingredientai. Ne visi. Dabar įdėsim patį svarbiausią, ką? Mielės, Each tank is 5.5 tons, and they have here 18 tanks, I think, yeah. Alaus, kad pagaminti alų, vidurkis 4 savaitės. Galima. You need 4 weeks to make a beer. Ir labai reikia, galima ir greičiau. It's not the end. Taip pat. Tos butelius ar viskas gerai su jais? It's packaging zone. Dėkut, keliauja čia į viduriuką butelys. Matom šitus vamzdelius, 6 po to įsiskiria. Per juos būtent mes ir pilam alų. Viskas. Dedamas automatizuota. Visiškai. Jo, labai viskas automatizuota. See, packaging machines. Čia dirba 10, dirba darbo dienom, kaip matom dabar viskas sustoja, savaitgalį darbuotojai. Kartu gal kaip pasakykim. And here is experimental zone. They're making new unique recipes, and it is same tanks like these which I showed earlier with the 5.5 tons, and here just the smaller ones for experiments. She says that it is quite a unique brewery in Europe because they has this experimental zone, not only production line but also experimental zone. So people, that's it. It was quite spontaneous video. Hope you like it. I like it also, and thank you for watching. If you enjoying my videos, please like, share, comment, subscribe my channel, and see you very soon in my future videos. Stay tuned and bye bye.